Pagaliau ir mes atidarom sezoną dviračių, įmam šitą motocikliuką, įmam šitą ir EKX-ą. Ir Europos prospektas 110 duodam beveik visus motsus dviračius išmėginti. Mimbopas, GT2000, šitas Falcon Pro, kofeinas, mažesnis, didesnis. Tada GT54 Pro, GT54 paprastas. Taip pat EKX21 Maxas. Šitas EKX tai važiuos tikrai nuostabiai, nes minkštutė pakaba ir šiam voltų batarkė, dar plus ir galingas variklis. Ir pamėginsim jūsų tai pamėgstus motocikliukus. Tai žiūrėsim pakabą, žiūrėsim kokią trauką. Na, galėsit šitam video filmukę patys įvertinti ir įsirinkti jums labiausiai patinkantį. Dviračiai pakrauti, liko sutvirtint. Imu iš karto Integra šalmiuką, beje, jais irgi prekiaujam, turim, geri, faini, lengvi, neparkaituoja smarkiai galva. Nusivešim motsus iki pat miško, kad kuo daugiau turėtume batarkės ir kuo daugiau galėtume ten duoti su jais. Išsikrovėm dviratukus, let's go, ten startas. Dabar aš ant EKX21, Manelė ant GT54, Faustas ant GT54 Pro. Keisimės visi jo. Gerai? Dabar tenais tada, bandom, kur Faustas sakiau. Ten turėtų būt arba ten, galbūt pabandom pavažiuot, gal dar ten saulė bus properša kokia atgal. Bet man dabar saulė švies tiesiai, ne, geriau tenais. Gerai vyrai ir moteris, lekiam gaziuko. Atsiprašau. Gerai vyrai ir panelės, lekiam. Sorry. Gazas 30, 40, 50, 50 keli reikia stabdyti, nes kelias įsišakoja. Smagu lėkti ir šitie motocikliukai skirti ne tik tai vaikam, paaugliam, bet puikiai tinka, matot, ir suaugusiam. Offroadinis takelis dar geriau, fainiau. Stabdžiai irgi puikiai veikia, puikiai, realiai iš tikrųjų veikia. Ir naudoju tik tai vieną. Gerai, Inga šakinėja.
Gerai, gerai. Čia tai nežinau, ar gera mintis varyt. Gera mintis varyt. Ten. Sakai, pasižiūrėk, kas ten daros. Biški ten bala, ne? Nuvarom, offroadas tai offroadas. Mes norit įsimaudyt. Ne, sukamės. Važiuoja Faustas? Ne? Sukamės. Belechas, čia belechai smagu, jo. Čia net sultnučiai. Jo, ir šiaip atrodo, Net ir pilnai atrodo užtenka dabar jau. Gerai, lekiam dabar ant 54 paprasto sėdžio. Galit lėk, bandysiu pasivyti. Tos offroadinės padangos žiauriai gerai. Jis atrodo jau tuo įsidrėpsi ant posūkio kur nors, bet sukimba. Važiuoja. Gerai, gazas iki dugno. Nu kaip, amortizacija. Aišku, jeigu būtų orinė pakaba, būtų geriau. Pravažiuosim. Bet čia toliau gražu. Dešinės laikykitės. Žinau, ar blogai? Oi, čia bus bėdelė, pasižiūrėkit. Va tokie keliukai mūsų laukia. Jo, kad čia būsim belė kaip varisini, tai 100%, bet čia daug praleksiu. Da. Sergiai, kad dabar netaškyčiau. Jėga dabar, ką galiu pasakyti. Aš dar biškį pavažiuosiu ant šito ir tada grįšiu, jeigu galiu, ant to. Ir aš tada dar pafilmuosiu. Nežiūrėk, dabar į apačią nežiūrėk. Varom, nes vadai pana. Liuks. Nu, iš Fausto tikiuosi greičiau. Inga, šičia gal bandom, bet sakai, nebus tas pats, Faustai? Pasižiūrėsim, tik tai jau kai matysim katlavaną, tai iš karto sustabdom. A, tikrai gera mintis, sukame šerkių bus bele kiek. Eikit, nevažiuojam, Faustai. Žiūrėkit, kas daro. Atsargiai atgal. Bet liuks.
X 21 Max. Dar. Wow. Ir Titan 4 Pro. O gal gali dabar už manęs biškį važiuoti į tą kamerą, žiūrėk. Bandom dasivyt, ratukas prasisuko. Jėga. Ką jų? Tam 4 Pro lenkia, aišku, Fausto svoris didesnis nei mano. Tai dar tai prideda. Šiaip taip smagu, kad net pamiršom žiūrėti į batarkės likučių, tik dabar pasižiūrėjau. Gerai, ant to. Jo. Man atrodo ir baigiam šičia. Reikia tokių porą kelių parasti. Dingo kažkur. Ai, para, be šviesų. Kai pradeda tempti, tai pradeda smagu pačiam daryti. Taip. Nieko nepafilmuoti. Žinau, kažkas, jau tamsu, visiškai tamsu. Kai būna naktis, kai visiškai tamsu dėl savęs. Taip, po kairę ranką. Nieko nematau. Be šviesų važiuoji. Kairė nedešinė. Lauk. O, dabar liuks. Gerai, lekim. Ja, nepravažiuojama. Bet tai kaip važinėdavo man paspirtu, kur buvo jėga, tai čia su šitais net kaip fainai. Dabar pasižiūrim, kas bėgėjas pirmas. 1, 2, 3. Faustas už manęs visai su 5-4 Pro. Bet mano svoris mažesnis, dėl to lenkiu gaunu su paprastu 5-4. Batarkės liko dar sočiai. Nu tai ačiū labai už kompaniją. Buvo
nepakartojama, bet man atrodo, kartosim dar ne vieną kartą.